Prieš 8 metus įtraukus kalnų sportą dviračiais į oficialią pasaulio čempionato programą, lietuvaičiai pradėjo užsiiminėti orientacinių sportų dviračiais. Pirmą kartą į pasaulio čempionatą lietuviai išvyko 2002-aisiais, po to varžybos rengtos ir Lietuvoje. Šiam sportui netrūksta ekstremalumo, o kuogi jis skiriasi nuo kitų orientacinių sportų? Orientavimasis dviračiais yra labiau linijinis orientavimasis, tai reiškia, tu orientuojas keliais, pievomis ir panašiai, kai orientavimasis bėgte yra labiau pagal orientyrus, tai reiškia, tu skaitai reljefą ir tiksliau orientuojas. Bet orientavimasis kalnų dviračiais yra kur kas greitesnis, tai yra daug ekstremalesnė sporto šaka ir suteikianti daugiau džiaugsmo lekiant su dviračiu, negu šiaip risnuojant į kalnelį ar bėgant į pakalnę. Tai tiesiog kartais, nors viskas ant žemėlapio atrodo su dviračiu kur kas paprasčiau, tačiau važiuojant dideliu greičiu ir šokinėjant per šaknis ir lekiant į pakalnę, tai yra kur kas sudėtingiau. Pats dviratis turi būti jau kalnų dviratis, tai kaip ir pagrindinis atributas, toliau visi kiti įrankiai tokie patys kaip ir kalnų dviratininko, tai yra specialūs bateliai, šalmas, apranga. Ir be abejo žemėlapio laikiklis, kuris šiek tiek panašus kaip ir žiemą slystant slidėmis orientavimuose, tačiau jisai pritvirtintas prie dviračio ir žemėlapis dedasi į laikiklį ant vairo, kuris yra pritvirtintas. Tam, kad maksimaliai greitai galėtų sportininkas skaityti žemėlapį ir pasiekti savo tikslą trasoje. Džiugu, kad lietuviai netruko užlipti ant nugalėtojų pakilos. Prieš 5 metus Ramunė Arlauskienė iškovojo bronzos medalį Slovakijoje vykusiame čempionate. Moterims itin gerai sekasi šis ekstremalus orientacinis sportas, tiek dalyvaujant estafetės rungtyje, tiek asmeninėje įskaitoje. Patraukė šitą sportą. Patraukė, kad kiekvieną kartą gauni, sakykime, įvairią trasą, visada kitokią negu bėgime arba ten slidinėjame kurose, tai ta prasme įvairumas, įdomumas, vis kažką naujo ir kitą patirti. Malonumo tai labai daug. Tas orientavimasis sportas toks įdomus iš tikrųjų ir kiekvieną kartą toks, nežinau, šitiek daug iššūkių jame reikia įveikti. Tai vienoje trasoje tai ne tik yra fiziniai išbandymai, yra labai daug visokių koncentracijos išbandymai, planavimo, tavo mąstymo. Tiesiog labai daug visokių elementų yra, dėl to tas sportas toks ir įdomus. Šis sportas, kaip ir kiekvienas kitas dviračių sportas, reikalauja nuolatinių treniruočių. Norėdami užimti aukštas vietas Portugalijoje vyksiančiame šiųmečiame pasaulio čempionate, sportininkai turi skirti apie 15 valandų per savaitę. Kodėl visgi moterims šis sportas gausesnis pergalių nei vyrams? Vienas iš veiksnių, taip, moterų sporte galbūt mažesnė konkurencija, kitas iš tokių veiksnių, kažkodėl moterims Lietuvoje geresnės sąlygos sportuoti. Na, ta prasme, leidžia vyras galbūt sportuoti, leidžia šeima sportuoti ir panašiai. O vyrai tokie labiau daugiau dirbantis, galbūt daugiau tingintis, vėl tokie niuansai, bet taip susiklostė, kad tiesiog moteris visą laiką turėjo didesnius šansus į aukštesnės vietas negu vyrai. Pasaulio čempionate Portugalijoje, į kurį Lietuvos sportininkai išrieda jau šiandien, išbandymai laukia 4 rungtyse – sprinte, vidutinėje ir ilgoje trasose bei estafetėje. Belieka orientacininkams palinkėti palankaus oro ir medalių.